Šiandien žiniose pradėti remontuoti Panevėžio bendruomenių rūmų tualetai. Vis daugiau gyventojų siūlo nakvynės paslaugas užsienio krepšinio aistruoliams. Juozo Miltinio dramos teatras ruošiasi 2 spektaklių premjerai. Šią savaitę prasidėjo jau senokai liūdnai pagarsėjusių Panevėžio bendruomenių rūmų tualetų remontas, kurio ilgus metus laukė ne tik įstaigos darbuotojai, bet ir čia besilankantys panevėžiečiai. Bendruomenių rūmų sanitarinės patalpos neremontuotos nuo pat pastato eksploatavimo pradžios, o kai kurie tualetai tapo nebenaudojami po praėjusių metų rugsėjo mėnesį įvykusio gedimo. Bendruomenių rūmų didžiosios salės tualetai buvo neatnaujinti nuo pat statybos pradžios. Pastatas pradėtas statyti 80 metais, o baigtas 86 metais, tai kitaip sakant, nuo to laiko tie tualetai ir buvo to laikmečio tokia muziejinė retenybė. Iš tiesų, tas modelis, tas toks tupyklų modelis tualetinis, jis jau senai atgyvenęs ir tai yra, matyti, galbūt net vieninteliai mieste tualetai būtent tokio dizaino struktūros ir tokių principų. Ir labai džiugu, kad savivaldybės administracija į biudžetą įtraukė iš tiesų mūsų tą problemą, amžiną problemą, kada prestižinė salė, tam tikri solidus renginiai, o infrastruktūra tokia visiškai apgailėtina. Na ir džiugu, kad pajudėjo tie statybų remonto darbai, atnaujinimo darbai. Planuojama, kad fiziškai ir morališkai nusidėvėję sanitariniai prietaisai bus atnaujinti per 3 mėnesius. Pagal dabar turimą planą turėtų iki naujo sezono pradžios būtų atnaujinti visi didžiosios salės tualetai, tiesiog truputėlį modernizuoti, sutvarkyti, atnaujinti ir žinoma, tikimės, kad išvengsim tų užsikišimų ar kitų tam tikrų problemų, kurios karts nuo karto mus aplankydavo. Iš tiesų buvo toks pasiūlymas, kad palikti vieną tualetą tokį kaip muziejinę retenybę ir po kokių keletos metų iš tiesų vesti ekskursijas, imti mokestį už pasinaudojimą tokiais senais tualetais. Bet aš manau, kad tai yra muziejaus veikla ir muziejus gali įsirengti tokius archainius tualetus ir imti ekskursijas. Bet mes iš tiesų planuojam, kad mūsų tualetai būtų švarūs, saugus, patogus ir maksimaliai pagal turimas galimybės komfortiški. Dėl vykstančių remonto darbų kultūrinė bendruomenių rūmų veikla nėra nutraukta. Visi numatyti renginiai ir toliau vyksta be jokių trukdžių. Iki Europos vyrų krepšinio čempionato pradžios, likus kiek daugiau nei 4 mėnesiams, gyventojų siūlančių nakvynės paslaugas iš užsienio atvykstantiems krepšinio aistruoliams daugėja, tačiau norinčiųjų jomis pasinaudoti vis dar neatsiranda. Pagrindinė problema, kuri iškilo organizuojant čempionatą krepšinio Panevėžy, buvo statoma į pirmą vietą arba labai apie tai daug kalbama kaip apgyvendinimas. Ir kai tiesiog organizacinis komitetas išsprendė krepšinio pačių komandų apgyvendinimą, žiniasklaidos ir teisėjų, tai tada buvo pradėta galvoti ir apie sirgalius, kurie čia gyvens. Šiaip iš tikrųjų su žiniasklaidos pagalba pas mus apsilankė ganėtinai daug žmonių. Mes turim gal apie 40 pozicijų ir vietų iš tikrųjų šiandien prieš jum apsilankant suskaičiavom yra iki 200. Tai yra butai, namai ir apgyvendina dažniausiai nuo 4 iki 10 vietų siūlo. Ir aišku, jie teiks tik patalpų nuomos paslaugas, tik dabar mes neturim iš kitos pusės, neturim pakankamai ten ypatingai kokių nors užklausimų, nes, sakykime, mes kalbam su savo kolegom. Panaši situacija yra Alytuj, kažkaip pakol kas yra ramu, Šiauliai bando ten galvoti apie latvių sirgalius ir važiuoti į Rygą, pristatinėti savo paslaugų. Tačiau kokie klientai apsigyvens nuomojame būste, tai jau nebe turizmo informacijos centro reikalas, o pačių būsto savininkų rūpestis, kadangi, kaip teigia Daiva Tankūnaitė, pagrindinė centro funkcija – informuoti. Mes turim informaciją, o iš kitos pusės mes neturim galimybės, nei mes administruojam tų paslaugų tokių patalpų nuomos, nei mes galėsim garantuoti, kaip elgsis tas klientas, kuris atvažiuos, sirgalis. Bet kažkaip sirgaliai futbolo Lenkijoje išgąsdino dalį panevėžiečių, bet nereikia užmiršti, kad skiriasi vis dėlto tie, kurie žaidžia ir kurie serga už futbolą ir tie, kurie palaiko krepšinį.
Nors nakvynės vietų Panevėžyje ir aplink jį nėra daug, tačiau yra kelios vietos, kurios priims gausų atvykėlių būrį vienu metu. Turizmo informacijos centro direktorės Daivos Tankūnaitės teigimu, Panevėžio rajone svečiams apsigyventi galima pasiūlyti 3 vaikų vasaros stovyklas. Tai Berčiūnų ateitininkų stovykla, kurioje yra 170 vietų, moksleivių poilsio stovykla Trimitas su 200 vietų ir Šilelio stovykla, kurioje gali apsistoti net 400 žmonių. O atvykstantiems su kemperiais ir automobilis bus siūloma Panevėžio aeroklubo teritorija. Stetiškio aerodromas, kuris įrengs aikštelę kemperiam palapinėm, organizuos maitinimo paslaugas. Jie turi labai tokį gerą paruošę žemėlapį. Susisiekimas su arena yra tiesiog ranka arena pasiekiama. Kadangi daug erdvės ir žmonės ten iš tikrųjų gerai galės leisti laiką. Ir kitas dalykas, akivaizdu, kad iškils didžiulė parkavimo problema, nes arena ir dar bus teritorija, kurio bus ekranas ir bus aptverta, tai parkavimas bus labai aktualus ir jeigu tokia galimybė bus aerodrome, tai tiesiog sprendimas, variantas yra labai geras ir galvoju, kad jis tikrai turėtų pasiteisinti. Be automobilių ir kemperių stovėjimo aikštelės, aerodromo teritorijoje apsistojusiems krepšinio aistruoliams ketinama pasiūlyti ir kitokių paslaugų, pavyzdžiui, paskraidymą lėktuvu ar parasparniais. Prieš mėnesį panevėžiečiams pristatytas naujasis Juozo Miltinio dramos teatro spektaklis Hanana kelkis ir eik visuomenėje sukėlė įvairių diskusijų. Ypatingai daug kalbama buvo apie spektaklyje paminėtą Liūdynės gyvenvietės pavadinimą, kuriame esą ir vyksta visas veiksmas. Tačiau teatro vadovas džiaugiasi, kad apie spektaklį straipsnį parašė vienas iš prestižiškiausių Lietuvos kultūros ir meno savaitraščių Literatūra ir menas, kuriame aptartas ne tik spektaklio pastatymas, bet ir dabartinė teatro veikla. Straipsnis ne tik apie spektaklį, bet ir apie bendrą teatro situaciją. Ir tiesiog visus žiūrovus, kurie dar nematė mūsų spektaklio, kviečiu pasiskaityti šitą straipsnį. Galbūt pakeis požiūrį į patį teatrą, galbūt šiek tiek privers susimąstyti mus apie tai, kad teatras visgi prabilo skaudžiomis mūsų dienų temomis. Ir kaip rašoma, reiškia, gale šito straipsnio, autorius rašo, kad spektaklis sujudino miestelio bendruomeniai, tai sureagavo gyventojai ir tai rodo, kad spektaklis atsirado tinkamu laiku ir tinkamoje vietoje. Beje, teatre jau statomi dar 2 nauji spektakliai, kurių tematika taip pat aktuali nūdienos žmogui. Vienas iš jų bus pagal klasikinę Nikolajaus Gogolio komediją Vedybos. Aktuali tematika, nors visa tai, kas vyko prieš 150 ir daugiau metų, atrodo taip senai. Bet manau, kad žmonių santykiai, žmonių gebėjimas susikalbėti vienas su kitu, pasirinkti vienas kitą savo gyvenimo kely yra labai svarbus. Juolab, kad tai yra komedija su aštriu socialiniu užtaisu. Dar vieną komediją stato Vytautas Kupšys. Jis pasirinko šiuolaikinę anglų komediją, kur irgi sprendžiami žmonių buvimo kartu klausimai. Matyt, labai svarbu mums ir Panevėžy šiuo metu, kada daug kas palieka ir Panevėžį, ir Lietuvą, turėti panašių spektaklių ir galbūt, kaip Gogolis sakė, pasižiūrėti į save iš šalies. Gogolio frazė tikrai yra ta, kad besijuokdami mes atsisveikiname su savo praeitim. Su kai kuriais dalykais į savo praeities mes matyt turim atsisveikinti. Naujieji spektakliai Juozo Miltinio dramos teatro scenoje panevėžiečiams bus pristatyti jau artimiausiu metu.